Matom, kad turim dešinį petį žemesnį, tai jau vyksta įdomių dalykų. Kad turiu problemų, čia nenustebinai. Tu tikrai nori tęsti. Nes galvodom, kad kuo labiau skauda, tuo yra geriau, vadinasi mes augam, stiprėjam. Bet laiku bėgant tu supranti, kad čia buvo ne apie tai. Tai skemas. Nes turbūt mes atsisėdam į kokią lotoso poziciją ir kartojam afirmacijas. Mane skauda nugaros apačios, mane skauda kaklą. Ne. Šiandien su mumis žmogus, kuris iš vienos tavo nuotraukos per 10 minučių pamato apie tavo kūną tai, ko tu pats apie save nežinojai. Buvęs jėgos sporto varžybų nugalėtojas, 16 spaudęs 140 kg štangą ir jau tada kentėjęs skausmą, o šiandien žmogus mokantis kitus vėl judėti laisvai ir be skausmo. Gvidas Ciplinskas. Šiandien kalbame apie kelią, kuris prasidėjo Mažeikiuose, mokykloje su drausmės knygele. Vedė per paštininko darbą Vokietijoje, per barmeno pamainas Australijos klubuose ir atvedė iki profesijos, kurios Lietuvoje beveik nėra. Apie tai, kodėl tavo skausmą nugaroje gali lemti tai, kaip tu kvėpuoji ir ką reiškia jaustis puikiai, bet vis tiek likti alkanam tobulėjimui. O pradedam nuo to, kad Gvidas gyvai perskaito mano paties nuotraukas ir randa krūvą darbo. Gvidai, labas. Tai gerai, ką mes čia matom šiaip iš pačio priekio? Iš priekio mes matom, kad turim dešinį petį žemesnį ir kai mes turim dešinį petį žemesnį, įprastai dešiniai pusiai pats raumenynas pradeda stipriai trumpėti. Pavyzdžiui, krūtinės raumenys, pilvo šoniniai, nugaros raumenys, tarpšonkauliniai, bet taip pat patys šonkauliai dešiniai pusiai pasidaro nemobilus. Tai reiškia, kad įkvėpimo metu lyg šonkauliai tenais negali plėstis. Ir kuo jie darosi mažiau mobilus, tuo jie labiau yra linkę leistis šitaip į apačią. Paskui mes galim pasižiūrėti, kad užtvirtintume, jog tikrai dešinė ranka, dešinysis petys yra žemesnis. Galim pasižiūrėti rankų ilgį. Tai matom, kad dešinė ranka tikrai yra ilgesnė negu kairė. Tai užtvirtina pečių poziciją. Paskui čia iš priekio žiūrint, čia dar nelabai matos, aš matau su savo akim, bet galima pamatyti, kad kairysis klubas yra šiek tiek aukštesnis. Taip pat apie bendrą kūno svorio centrą, tai reiškia, į kurią pusę esi labiau pakrypęs, pasviręs, užstrigęs. Tai jeigu mes pasižiūrėtume į pačias pėdas, į batus, tai matom, atrodo, kad dešinysis batas iš vidinės dalies atrodo yra arčiau žemės negu kairysis. Aš kaip ir suprantu, aš tik nesuprantu, ar aš čia blogai atsistojau, ar čia reikėjo. Tu atsistoji taip, kaip tau yra patogu. Taip, kaip yra iš tikrųjų. Nėra blogos stovėsenos, gal taip pasakysiu, nebent jau stengtumės prieš mane atrodyti gerai, kaip ir minėjau prieš tai, žinai. Tai tu atsistojai, atsipalaidavai ir svorio centras pats suvaikščiojo. Ir mes galim pamatyti, kad kairė pėda yra labiau lyga, kairė pėda ir batas atrodo lyg labiau yra pakilęs į viršų, atrodo išsisukęs į išorę. Lyginant su šitu batu, atrodo, kad dešinysis batas yra tiesiog iš vidinės dalies arčiau žemės. Tai man sako, kad visas kūno svorio centras yra labiau pakrypęs, pasviręs į kairę pusę. Nes kai svyri, pėdų pozicija keičiasi ir kairė pakyla pėda labiau į viršų. Tai vos ne, aš ant kairės pasistumėjęs ir su dešinė Taip neturėtų būti, nes jeigu esi pasviręs į kairę pusę, standartiniu atveju, turėtų būti kairysis petys žemesnis. Tai man jau tai sufleruoja, kad mes turim twistą, kas jau nėra gerai. Nes taip pat, jeigu turim dešinį petį žemesnį, standartiniu atveju mes turėtume turėti ir dešinį klubą aukštesnį. Bet kol kas iš šitos nuotraukos atrodo, kad turim kairę aukštesnį. Tai jau vyksta įdomių dalykų. Gal užteks. Ar tu tikrai nori tęsti? Gerai, tai dabar pasižiūrim į šoną. Man šiaip labiausiai patinka iš šono braižyti linijos, nes čia daugiausiai kalbu apie svorio centrą taip pat. Aš brėšiu šitą liniją per pėdos tą kauliuką, grinai kauliuko viduriuką. Tai aišku, čia vėl nebus 100% tikslu, nes aš kiekvieno kliento paprašau, ar ateitų su labiau aptemtais rūbais, kad tiesiog viskas būtų ženkliai tiksliau. Bet tarkim, maždaug čia sakyčiau kažkur. Tai dabar šita raudona linija yra kūno svorio centro linija. Ir šitoj linijoje turėtų būti tavo kelio vidurys, tai maždaug šita vieta, tavo klubo vidurys, tai maždaug šita vieta, tavo peties vidurys ir tavo ausies vidurys. Tai šiaip žiūrint iš šono, atrodo, kad visas kūno svorio centras yra labiau pasviręs į priekį. Atrodo labiau ant pėdos pirštų. Tai esam pasvirę į kairę pusę, bet dar ir į priekį. Ir dar susilenkę. Tai mes jau turim nemažai dalykų vykstančių. Ką aš turėčiau matyti kaip specialistas? Tai turėčiau matyti, kad čia krūtinės raumenys yra stipriai sutrumpėję. Tenais turėtų būti nemažai įtampos. Taip pat turėtume matyti, kad pakaušio raumenys taip pat yra pakankamai stipriai įsitempę.
Jeigu aš ten uždėčiau galbūt kamoliuką, duočiau pramasažuotą vietą, turėtum jaus, kad tenais yra nemažai įtampas. Taip pat turėtume matyti, kad šitas grinai raumo, kuris prasideda maždaug nuo šitos vietos ir kabinasi ties mūsų raktikulių ir šonkauliais, jis yra taip pat įsitempęs. Jis vadinasi SM raumo. Tai kodėl būtent šitas raumo, šitas ir šitas, aš sakau, kad gali būti labiau įsitempę. Nes mes, kai jau esam labiau tokioje pozicijoje, priekinio šonkaulių dalis, kaip ir minėjau, pasidaro tokia labai nemobili. Aš dabar reikia pabandyti atsilenkti. Aš taip linkstu ir žiūriu tą paveiksliuką ir man stresas eina. Pats prašiai. Tai priekinio šonkaulių dalis pasidaro nemobili. Tai reiškia, kad įkvėpimo metu čia šonkauliai prieki sunkiai plečiasi. Tai reiškia, kad diafragma nedirba savo darbo, nes diafragma privalo plės šonkaulius. Ir kuo mažiau šonkauliai plečiasi, tai reiškia, kad jeigu diafragma nedirba savo darbo, šonkauliai negalės tinkamai plėstis, bet taip pat negalės subtiliai pakilti viršų, kas privalo vykti, nes tai yra natūralus biomechaninis judesys. Čia tas pats, kas tavo mirksėjimas ar kvėpavimas. Tai privalo vykti. Ir jeigu diafragma to nedaro, kažkas kitas prisijungs į pagalbą. Ir į pagalbą prisijungs pagalbiniai kvėpavimo raumenys. Ir tai yra būtent šitas raumo. Tai šitas raumo dėl vien prikabinimo taškų, jis padeda kelti šonkaulius labiau į viršų. Ir kuo jis labiau kelia to šonkaulius į viršų vietoj diafragmos, tuo jis labiau darysis labiau ir labiau įsitempęs. Bet problema yra ta, kad kuo labiau šitas raumo darosi įsitempęs, tuo jis labiau turi rolės verti šitaip galvą į priekį. Kuo labiau galvas vyra į priekį, tuo daugiau yra įtampos čia, tuo daugiau yra įtampos čia. Tai mes turėtume matyti, kad ir tavo visas kaklas iš galinės dalies taip pat turi nemažai įtampos. Ta mes turėtume matyti. Leidžiantis į apačią, tai kai dubuo yra pakankamai stipriai nuo šitos raudonos linijos, ką man tai vėl sufleruoja. Tai, kad galinė dubens dalis, sėdmenys, paprastai tariant, jie yra visi labai stipriai sutrumpėję ir įsitempę. Tai jeigu aš galbūt, paprastai tariant, jeigu duočiau galbūt kokį tempimo pratimą pratempti sėdmenis, tu turėtum jaus, kad jis yra labai daug įtampos. Taip pat turėtume matyti, kad ir priekinė šlaunų dalis yra labai stipriai įsitempus, vėlgi atliekant kokį tempimo pratimą, turėtum jaus, kad daug įtampos tenais yra. Problema yra ta, kad kuo labiau sėdmenys yra sutrumpėję ir įsitempę, tuo jie labiau turi rolę tave stumti visą stipriai į priekį. Dar labiau ant pėdos pirštų. Tai kuo labiau tu svyri ant pėdos pirštų, tuo labiau tavo priekinio šonkaulių dalis mažiau galės plėstis tinkamai, tuo labiau dirbs kaklas, tuo labiau tu būsi užstrigęs pozicijoje, kurioje ir taip esi. Tai reiškia, kad kuo labiau sėdmenys darosi įsitempę, aš stengiuosi labai paprastai, kad žiūrovams būtų visiems aišku, bet kuo labiau sėdmenys darosi įsitempę, tuo jie labiau turi rolę kaulus labiau šitaip subtiliai išsukti į išorę. Tai reiškia, kuo labiau išsisuka šitie kaulai į išorę, turi daugiau klubų išorinės rotacijos, tai reiškia, kad mes prarandam klubų vidinę rotaciją, sukimasis į vidų. Ir tas sukimasis į vidų yra reikalingas tam, kad mes galėtume generuoti jėgą. Tai tas jėgos generavimas yra reikalingas absoliučiai kiekvieną žingsnį dedant. Jis yra reikalingas visada. Čia vėlgi, kaip mirksėjimas ar kvėpavimas. Ir jeigu tu neturi tos vidinės rotacijos, tavo nervų sistema suras būdą. Suras strategiją, kaip surasti tos vidinės rotacijos. Ką man tai sako, kad tavo tiesiog sistema yra suradus strategiją surasti tą vidinę rotaciją, nes jinai yra būtina. Tai jinai sveria svorio centrą labiau į priekį, tu vėl toliau kvėpuoji kaklu, tu toliau naudoji aplink kaklo raumenis ir naudoji krūtinės raumenis, tam, kad galėtum iš esmės toliau kvėpuoti, nes diafragma to nedaro. Kad norint grąžinti kūno svorio centrą į neutralią poziciją, mums pirmiausia reikia atkurti klubuose tą vidinę rotaciją. Tada tavo sistema nustos ieškoti strategijų ir nustos sverti tave labiau į priekį. Bet taip pat reikia atkurti ir šonkaulių vidinę rotaciją. Tai reiškia, kad jeigu mes pasižiūrėtume, kadangi tai yra, esi su maike, aš nenorėjau brėžti linijos, nes žiūrovas iš šono žiūrint, sakys, aš nematau, kas čia per kokioje padėtyje yra iš tikrųjų tie šonkauliai, bet aš visada nubrėžiu liniją, to parodysiu. Visada nubrėžiu ir šonkaulių liniją. Kažkur čia, ties tavo grinai apatiniai šonkauliais. Tai vėlgi nėra tikslu, maždaug į tą pusę. Tai čia šiaip turėtų būti tiesesnė linija. Aš dabar parodysiu nuotrauką, ko mes dažniausiai su klientais, ypatingai pirmoje fazėje, koks yra mūsų pagrindinis tas tikslas. Po pirmos fazės mes šiaip norėtume atrodyti va šitaip. Tai reiškia, kad šonkauliai ir dubuo lygiai yra vienoje linijoje. Tada tavo kaklo raumenys nustos kompensuoti, nes vadinasi diafragma galės pagaliau įsijungti. Nes jeigu tu pasižiūrėtum į šitus du raudonus, tai yra tavo šonkaulių ir dubens diafragmos. Jos yra vienoje linijoje.
Tai reiškia, kad jos gali sinchroniškai dirbti. Bet yra dar viena diafragma, apie kurią dažniausiai niekas nekalba ir dažniausiai jos nepažymi. Bet mūsų sistemoje mes tai akcentuojam. Tai yra liežuvis. Tai yra liežuvio diafragma, mes taip vadinam. Kodėl liežuvis? Nes liežuvis leidžia diafragmai susiaktyvuoti. Pavyzdžiui, jeigu liežuvis nėra neutralioj padėtyje, nedirba tinkamai savo darbo, kvėpavimo takai galimai bus relatyviai labiau užsidarę. Tai reiškia, kad diafragma neturės galimybės įsijungti. Tai reiškia, kad mums reikia ir liežuvio, tam, kad kvėpavimo takai atsivertų, diafragma įsijungtų, šonkuliai plėstųsi, kaklas galėtų atsipalaiduoti. Kad mes galėtume išspręsti tavo, tarkim, laikyseną ir grąžinti tave iš tą raudoną liniją, vėlgi, čia yra tiesiog spekulacijos, čia nėra 100%. Bet kad mes galėtume grąžinti tave iš šitą raudoną liniją, reikia viso kūno. Tai reiškia, reikia, bent jau iš to, ką aš matau, reikia atkurti klubų vidinę rotaciją, reikia atkurti šonkulių vidinę rotaciją, reikia atpalaiduoti kaklą, būtinai pažiūrėti liežuvį, kas vyksta su liežuviu. Ir tik tais tada galimai tu galėtum po truputį bent jau grįžti tą raudoną liniją. Tai mintis, vėl, aš to nepasidariau savo per savaitę. Ne, tikrai ne. Tikrai ne. Čia akivaizdu, čia yra užbūta. Čia jau yra užbūta, nes jeigu mes pasižiūrėtume, bent jau aš vizualiai matau, kad čia linkis ties nugaros apačia nebėra toks didelis. Bet pas tave atrodo, ką aš matau, kad jau nugaros apačia šiek tiek plokštėja. Bent jau pereina po truputėlį į plokštėjimą. Ką tai sako? Kad tavo nervų sistema jaučia pavojų, jaučia nestabilumą, nes kuo tu labiau svyri į priekį, kuo tu esi labiau ant pėdos pirštų, tavo sistema, mums kažką reikia daryti, kad mes galėtume grįžti atgal, nes jeigu nieko nedarysim, nukrisim ant veido. Tai reiškia, kad tai yra nuolatinė kova prieš gravitaciją. Tada sistema pradeda ieškoti būdų, kaip grįžti į tą raudoną liniją, arba bent jau būti kažkur ten. Ką jinai tada padaro? Išstumia krūtinę atgal, pečiai pavažiuoja į priekį, galva pavažiuoja į priekį, nes tai leidžia išlaikyti balansą, kad tu galėtum toliau iš esmės generuoti jėgą ir atlikti užduotį, kurią tu atlieki dienos eigoje. Bet tokie atvejai, kai aš jau matau, jog nugaros apačia pradeda plokštėti, dažniausiai jie yra sudėtingesnė, nes kūne yra ženkliai daugiau įtampos, negu kai mes esam labiau šitai pasvyriai į priekį. Tai čia aš mėgstu supaprastinti, yra du laikysenos modeliai. Tai pirmas yra extension laikysenos modelis, kai dubuo ir apatiniai šonkuliai yra labiau pasvirę, ir kitas yra sway back, kai viskas yra labiau jau po mumis, kas vyksta būtent čia. Tai tas sway back yra kaip paskutinė stotelė, arba einant link paskutinės stotelės. O extension, mėgstu sakyti, tarkim, pirmoji stotelė. Žinai, kad turiu problemų, čia nenustebinai. Man truputį įdomu ir tikriausiai irgi žiūrovams įdomu, nes daugelis supranta, kad turi kažkokią bėdą ir čia nėra siurprizas, kad ateina pas tave ir sako, žinai, gal pas manim kažkas blogai. Tikriausiai ateina ir sako, žiūrėk, turiu problemų, neišeina išspręsti. Iš tavo patirties, nuo tokios sąlyginai paprastos problemos iki galbūt sudėtingesnės, kiek laiko užtrunka atstatyti tai? Vėlgi, priklauso nuo situacijos. Ar tu esi turėjęs kokių traumų, lūžių, išvaržų, apie ką aš turėčiau žinot, patempimai raiščių, visi šitie gali turėti didžiulę įtaką. Jo, tarkim, nesi, ne? Ar esi turėjęs kokių galbūt problemų su pačiu liežuviu, pasaitėliu, galbūt kažkada diagnozavo tau, kad pasaitėlis yra galbūt per trumpas? Neteko diagnozuoti, tai nelabai galiu patvirtinti. Ar galbūt grieži dantim naktį? Grieži dantim, ne? Gerai. Ar nešiojai gal kažkada breketus? Ne, tik naktinės kapas nuo griežimo. Naktinės kapas nuo griežimo, ne? Kiek laiko nešiojai? 9 mėnesiai gal jie. 9 mėnesiai. Tada sukramčiau jas. Tada sukramtėjas. Klasika. Ir dar nenusipirkau naujų. Ir dar nenusipirkai naujų. Tai dabar grieži savo dantis, ne? Produktyviai judam. Įdomu. Įdomu. Tu tikrai nori tęsti. Gerai. Nežinau, gal baigiam jau. Gerai, supratau, pirmą kapas. Gerai, tai čia tokia bendra higiena. Žinai, ką reikėtų tiesiog iš tos perspektyvos pasižiūrėti. Tai dabar vėlgi, kodėl aš klausiu pirmiausia apie dantis, ne? Kodėl klausiu apie kapas, nes galbūt kitas specialistas net nepagalvotų apie tai. Nes dantų griežimas natūraliai akivaizdu, kad ryte sukuria žandikaulio raumenų įtampą. Ir per fascijas, per patį raumenyną mūsų žandikaulis ir kaklas yra susijęs stipriai. Ir kaip ir mes ką tik čia žiūrėjom tavo nuotraukas, akivaizdu, jeigu kaklas įsitempia, jis turi rolę, nes jeigu kaklo raumenys bus labai stipriai įsitempę, galbūt dėl tavo dantų griežimo, didžioji dalis kaklo raumenų, kurie yra pagalbiniai kvėpavimo raumenys, taip pat bus labiau aktyvus. Tai reiškia, kad diafragma galimai išsijungs arba pasidarys ženkliai mažiau aktyvi.
Tai reiškia, kad šonkauliai nustos tinkamai plėstis, tai reiškia, kad kūno svorio centras galimai labiau pradės svirti į priekį. Ir tu užsisuksi vėl tam pačiam. Vadinasi, dantys, kapos, breketai, kaklas, visi žaidžia rolę. Todėl pirmiausia, aš apie tai visada paklausiu. Liežuvis, kaip ir kalbėjom prieš tai, žaidžia rolę, nes diafragma irgi galimai neturės galimybės tinkamai įsijungti. Nu tai tokiu atveju, kokius tu skausmus jauti? Nu taip, paėmus, žinai, kai pasakau skausmus, aš noriu dažniausiai sakyti, kad nėra tokio, kad aš... Apčiuopiamo, žinai, kad man didelė problema. Aš laiks nuo laiko turiu su dešiniu pečiu, ypač į viršų keliant specifiniai tokioj, kaip čia, jeigu truputį kažkas keliauja iš atgal tos ekstencijos, taip sakant, jeigu į priekį visa šitą amplitudė visiškai be problemos. Bet čia iš sporto salės aš tik tai tą jaučiu. Aš, žinai, kasdieniam gyvenime Maximus maišiukais nevarau ten malūnų. Tai per tą prizmę. O tokių, kad kažkokių specifinių, kad man ten kažkokių didelių negalavimų duoda, tai aš kaip suprantu ateina. Nu gerai, tai nėra nieko tokio apčiuopiamo, ne, iš tikrųjų. Turim laikyseną, turim petį, turim dantis. Aš sakyčiau, kad tu pradėtum jausti, jog tavo kūnas, kad tavo raumenis atsipalaiduoja, kad tavo laikysena po truputėlį gerėja ir kad tu pats iš esmės tai pradėtum jausti. Nu gal koks mėnesis. Aš sakyčiau, gal 3 savaitės. Bet čia yra bet. Jeigu laikytumės mano rekomendacijų, tai reiškia, kad namų darbus darytum kiekvieną dieną, 1 kartą dienoje, 7 kartus per savaitę. Ir 2 kartus per savaitę mes sportuotume kartu. Darytume sudarytą korekcinį sporto planą, kuris taip pat būtų paremtas testo rezultatais. Jeigu darytum tik tais namų darbus, gal kažkokį rezultatą ir jaustum, bet vos tik tais nustotum daryti, praeitų savaitę 2 ir tu vėl grįžtum ten pat. Tai jeigu viskas yra daroma labiau per nervų sistemą ir yra taikomos specifinės technikos, kurios yra tinkamai parinktos pagal testo rezultatus, tavo nervų sistema žino, kad jeigu man trūksta būtent to ir tu duodi tai, ko trūksta, reaguoja ir žmogus iš karto tai pradeda jausti. Mini pauzė. Jeigu šitas pokalbis tau duoda vertės, sustok sekundį ir paspausk subscribe. Skamba kaip smulkmena, bet būtent prenumerata lemia, ar šį epizodą pamatys dar 1000 žmonių. Ar jis liks nematomas. Aš čia kviečiu žmonės, kurie atvirai dalinasi tuo, ką patys išgyveno ir noriu, kad tokie pokalbiai pasiektų kuo daugiau lietuvių. Vienas tavo paspaudimas – didelis žingsnis mums. Ačiū, kad esi čia. Įdomu, kaip tu vaikštai gatve ir stebi žmonės ir atrodo, žinai, 90% matai iš karto, kad kažkas... Čia yra profesinė lyga. Išeina išjungti šitą dalyką? Ne, visada žiūri. Visada aš, jeigu pradedu, pavyzdžiui, bendrauti su naujais žmonėm, susipažįstu su nauja grupė, aš būtinai turėsiu visus ištestuoti, turėsiu būtinai paskirti namų darbus ir... Nedaug dievė nesilaikys rekomendacijų. Jo, aš esu tas žmogus, kuris nuo A iki Z viską peržiūri ir gatve nuolat einantis viską absoliučiai skenuoja. Bet man įdomu, aš tai pastebėjau ne dabar. Aš jau pastebėjau, kad visas šitas asimetrijas, tą dešinį petį žemesnį, pakilusi klubą į viršų, kojas trumpesnės, pėdas labiau išsisukusias į išorę. Kai aš dar buvau mažas, gal buvau, 8 metų, aš jau tai pastebėdavau. Visada matydavau tą asimetriją. Tai man visada buvo įdomu. Aišku, tuo metu, kai aš jau pastebėdavau, man nebuvo prieinama informacija apie būtent visą šitą mokslą. Todėl, bet aš jaučiu, kad visą tai gyvena manyje, kad tai yra kažkur šalia. Tiems, kurie žino tave iš Instagramo ir žino kaip vaikinuką, kuris visiems sako, reikia kvėpuoti teisingai, pasirodo mes 20-30 metų daugumą nemokam kvėpuoti apskritai iš savo pusės. Jeigu turėtum tokias 30-40 sekundžių prisistatyti kažkam, kas tas niekada nėra matęs, gali trumpai tą intro padėti sukurti? Tai aš esu biomechanikos specialistas, kuris daugiausiai žmonėms padeda, kurie susiduria su asimetrija, skausmais, laikysenos problemom ir visą tai sprendžiu naudojant kvėpavimą specifinėse pozicijose, suaktyvuojant specifinį raumenį, kuriam tam žmogui labiausiai yra reikalingas. Kodėl aš iš karto į tai šokau? Nes kai pradedi naudoti žodį kvėpavimas ir kad būtent tokiu būdu padedi žmonėms pradeda galvoti, o tai čia skemas. Nes turbūt mes atsisėdam į kokią lotoso poziciją ir kartojam afirmacijas. Man neskauda nugaros apačios, man neskauda kaklo. Ne. Mes naudojam specifinės pozicijos, kurios yra reikalingas tam žmogui, per kurią mes atkuriam mobilumą, sumažinam raumenų įtampą, kas būtent leidžia tam žmogui pajausti, kad mano kūnas iš tikrųjų persistato
Ir būtent tokiu būdu mes judame į priekį, nes aš galvoju apie šitą klausimą ir aš kažkaip turėjau tokią nuojautą, kad tu taip ir galvoji. Tai aš tiesiog norėjau užbėgti įvykiam už akių ir pabrėžti tai. Gali truputį tam skeptikui sujungti skausmas ir kvėpavimas. Nes man atrodo, dauguma žmonių galvoja, kad čia du skirtingi dalykai, kurie neturi jokios sąsajos. Kaip kvėpavimas padeda kūnui, taip sakant, panaikinti skausmą? Pakalbėkime apie, tarkim, elementariausią nugaros apačios skausmą. Tai jeigu mes turim, tarkim, nugaros apačios skausmą, dažniausiai ką galima pastebėti, kad dubuo, apatiniai šonkuliai bus labiau pasvirę į priekį ir kūno svorio centras bus labiau ant pėdos pirštų. Tai reiškia, kad esant tokioj pozicijoje, pilvo raumenys, gilieji, pasidaro neaktyvus, nes viskas čia labiau lyg išilgėja, tai reiškia, kad pilvo raumenys išsitempia. Ir jeigu mes esame užstrigę toj pozicijoje, reiškia, kad pilvo raumenys nebegalės susitraukti. Ir jie praras darbą, jie nebegalės tinkamai funkcionuoti. Ir tada kažkas kitas perims didžiąją dalį apkrovos. Ir dažniausiai perima nugaros raumenys. Dažniausiai nugaros apačia. Kai mes esam labiau tokioj pozicijoje, diafragma mūsų taip pat labiau seka šonkulių padėtį ir šitai pakyla į viršų. Reiškia, jinai nebegali tinkamai judėti pilna amplitudė, šonkuliai nebegali tinkamai plėstis ir mes nebegalim grįžti į šitą raudoną liniją, kurią aš brėžiau. Tai reiškia, kad pilvo raumenys taip pat nebegalės tinkamai susitraukti. Tai jeigu galbūt kažkas sakytų, aš turiu nugaros apačios skausmą, vadinasi, viskas, ką man reikia padaryti, sustiprinti pilvo raumenis. Nu jo, gal to pratimo metu, kol tu treniruoji tos raumenis, gal jie ir bus suaktyvės ir gal tas diskomfortas sumažės. Bet vos tu tik tais pradėsi eiti, tu vėl grįši į tą poziciją, kurioje buvai prieš tai, kurioje pilvo raumenys negali susitraukti ir negali stabilizuoti mūsų juosmens, todėl vėl perims didžiąją dalį apkrovos nugaros apačia. Tai reiškia, kad mums pirmiausia reikia grąžinti kūno svorio centrą atgal, suaktyvuojant diafragmą, kas leis čia nuleisti šonkulius labiau į apačią ir leis pilvo raumenims tinkamai susitraukti. Ir tada nugaros apačia po truputėlį nustos kompensuoti ir perimti tą didžiąją dalį apkrovos. Tai realistiškai disbalansas sukelia įtampą, iš kurios atkeliauja skausmas. Kvėpavimas padeda balansui grįžti į tinkamą vietą, tam, kad raumenynui grįžti į tinkamą vietą, tam, kad balansas atsirastų ir kad ta įtampa pranyktų. Jo, galim taip sakyti. Aš tik bandau... Labai daug pasakė, žinokit, nepagavau. Bandau sujungti, tiesiog. Jo, kažkas į tą pusę. Nes mūsų tikslas, mano kaip specialisto tikslas taikant šitą metodiką, pagrindinis tikslas yra gebėti tinkamai suaktyvuoti diafragmą ir kad šonkuliai galėtų plėstis 360. Tarkim, pirmoji fazė, kaip pavyzdys. Ir jeigu šonkuliai negali plėstis, aš minėjau, kad jeigu šonkuliai negali plėstis, galimai raumenys pradės trumpėti, nes įkvėpimas padeda ištempti ir sutraukti. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Bet jeigu, tarkim, į galinę šonkulių dalį į nugarą, tarkim, oras tenais nepatenka, nes esam pasvirę į priekį ir labiau kvėpuojam tik tais pilvu. Tai reiškia, kad kuo labiau mes kvėpuosim pilvu ir neįkvėpsim į nugarą, mes niekaip negrįšim atgal. Reiškia, pilvo raumenys niekaip negalės susitraukti. Tai reiškia, kad nugaros apačia visada turės tą didžiulę apkrovą. Kalbant apie nugaros apačios skausmus iš savo asmenės patirties, man nekarto neteko stiprinti nugaros raumenų tam, kad nugaros apačios skausmas įsispręstų. Nes dažniausiai tokiais atvejais, kurie aš ką tik pabrėžiau, nugaros raumenys ir tai būna per daug aktyvus. Būna labai aktyvus. Tai reiškia, kad priešingi raumenys, tarkim pilvo raumenys, ypatingai pilvo šonį, gyvena atskirą gyvenimą, ilgą laiką nėra dirbę tinkamai savo darbo. Arba pavyzdžiui, kalbant apie galvos pasvirimą į priekį, kas yra toks mitas, kad kai galva labiau svyra į priekį, dažniausiai iš tradicinės kineziterapijos mes kalbam tai, kad kaklo raumenys yra silpni. Nu, aš su tom nesutinku. Labai retas atvejis, kada reikia stiprinti kaklo raumenis, kad galva galėtų grįžti į neutralią poziciją. Iš savo asmeninių atvejų, kiek aš esu išsprendęs ir grąžinęs galvų į neutralią poziciją, nei vienam neteko stiprinti kaklo raumenų. Mūsų galva pavažiuoja į priekį tam, kad mes toliau galėtume kvėpuoti. Kaip pavyzdys, jeigu mes turim pasvirusius pečius į priekį, tarkim, turim maždaug tokią laikyseną kaip tavo, tai galva privalo svirti į priekį tam, kad mes galėtume toliau kvėpuoti. Įsivaizduok, jeigu to nedarytų, pečiai yra pasvirę ir galva yra čia. Įkvėpimas pasidaro labai sudėtingas. Įkvėpimas pasidaro lengvesnis. Tai mūsų sistema nuolat ieško būdų tam, kad mes tiesiog galėtume toliau kvėpuoti, nes tai yra būtina šitam išgyvenimui. Grįžkim truputį į paauglystės laikotarpį. 16 metų spaudai 140 kg. Čia krūtinės aš spėjau šitą. Kiek sakai, 140? Ja. Daug. Nu, Daug.
Nu, labai daug. Tai sakant, laimėdavai varžybas tuo pačiu metu, jeigu teisingai įvardinsiu, tavo žodžiais. Man 16 mečių jau viskas skaudėjo. Ryte pusę valandos, kol prasijudinu. Tiesa? Tiesa. Iš kur šitas? Nemeluoju. Iš kur tas toks sustingimas 16 jau buvo? Vien pats sportas, kurį aš sportavau, to reikalavo. Kad tu galėtum, pirmiausia, gal aš papasakosiu trumpai, su kokiais aš diskomfortais susidurdavau. Tai pirmiausia, nugaros apačios skausmas būdavo 100%, kaklo įtampa, būdavo riešų, alkūnių diskomfortas, pečių diskomfortas, bet dažniausiai kankindavo kaklas ir nugaros apačia. Kad tu galėtum daugiau paspausti štangos, kad galėtum pakelti didesnį svorį, yra specifinės technikas, kurias tu taikai. Dažniausiai žmonės, kurie galbūt yra spaudę štangas, yra dalyvavę varžybą, žino, kad kuo tu labiau išsiriesi, kuo didesnį linkį ties nugaros apačia padarysi, tuo reikės mažesnį amplitudę spausti. Tai reiškia, kad galimai galėsi pakelti didesnį svorį. Ir aš tą išsirietimą per nugaros apačią galėdavau padaryti įspūdingai didelę. Dėl to aš galėdavau visai nemažą svorį pakelti. Bet, atsiranda disbalansas laikui einant. Kai tu keli 140 kg ir tavo pilvo raumenys visiškai neturi jokios galimybės tinkamai dirbti savo darbą ir didžioji dalis apkrovos eina nugaros apačiai dėl pozicijos, kokioj tu esi, tai aišku, kad pradeda skaudėti ją. Bet kodėl mes į tai nekreipdavom dėmesio? Juk man buvo 16 metų, mes tokius svorius keliam, mažiausiai tai rūpėjo. Svarbiausia būdavo, kuo didesnį svorį pakelt. Mes dar tokiom panetkėm gyvendavom. Čia būdavo, jeigu tu daugiau pakeli svorio, respektas. Ir viskas. Ir tu šiaip iš esmės aš galvojau, kad tu net nesupranti, ar tau skauda nugaros apačia, ar čia tiesiog įsitempia raumenis nuo treniruotės, kurią turėjai prieš tai. Nes mes nuolat kuo stipriau bandydavom pasportuoti tam, kad kitą dieną labiau skaudėtų. Nes galvodom, kad kuo labiau skauda, tuo yra geriau, vadinasi, mes augam, stiprėjam. Bet laiku bėgant tu supranti, kad čia buvo ne apie tai. Pajudinam truputį tas varžybų galbūt akcentą, nes į varžybas tiesiog važinėjai, limitus dubasinai, rekordus mušiai. Kada buvo jau tas momentas, kad sakėjai, ne, kažkas ne taip, kažką galbūt per daug skauda, kažkas neteisingai veda, ar čia trauma, ar kas davedė? Kai pradėjau, puikiai atsimenu šitą momentą, nusprendžiau, kad jau laikas, kai išvažiavau mokytis į Klaipėdą. Aš mokiausi Klaipėdoj profkiai, esu baigęs suvirintoje, esu sertifikuotas suvirintojas. Ir tuo metu, kai aš išėjau iš to sporto klubo, kuriam treniravaus Mažeikės ir ruoždavaus nuolatos varžyboms, aš vis rečiau tenai sugrįždavau, nes Klaipėdoj pradėjau sportuoti. Ir tada aš kažkaip pradėjau kitaip treniruotis, nes išsitraukiau iš Facebooko ar kitų erdvių programas ir tiesiog pradėjau jas daryti ir aš jaučiu, kad man jos ženkliai labiau tinka, nes aš ženkliai geriau jaučiuosi, jaučiu, kad mano jėga auga ir aš supratau, kad gal laikas kažką iš tikrųjų keisti. Kad aš galbūt nebenoriu spausti štangų, aš dabar noriu gerai atrodyti. Aš noriu dabar užmest daug raumens, pasiryškinti, kad su draugeliais galėtume varyti Palangą. Vat aš to norėjau tuo momentu, nes jaučiau, kad vyksta switchas ir kai tu keli didžiulius svorius, dažniausiai, bent jau tame rate žmonių, jie netrodydavo gerai. Jie didžiuliai, užmetė daug masės, raumens, bet tai nėra ryšku ir man tiesiog netrodydavo estetiškai. Ir aš kažkaip pradėjau switchint po truputį, kad aš noriu dabar nebeatrodyti kaip kočiokas, aš noriu dabar atrodyti gražiai. Aš noriu atrodyti gražiai ir sveikai. Tai tada vyko perėjimas. Kur tai nuvedė? Čia labai platus klausimas. Kažkuriuo momentu atsitrenkėm į Australiją. Tai man įdomu, galbūt tas šuolis iš Mažeikių iki Klaipėdos, kaip ir visiems labai, taip sakant, netolima kelionė. Iš Klaipėdos vis dėlto iki Australijos jau yra visai kitas šūvis. Tai galbūt kas davedė iki šito tokio kardinalaus pasikeitimo? Aš kai baigiau Klaipėdoj profkę, aš negalėjau grįžti Mažeikius. Kaip negalėjau? Galėjau grįžti Mažeikius, bet aš jaučiau viduj spaudimą, kad aš nenoriu ten grįžti. Tai aš tada kol dar gyvenau Klaipėdoj, klasiokai matė, kad aš šiaip labai rimtai žiūriu į tą visą sportą ir aš jau tenais savo keletą klasiokų nusivesdavau į sporto salę ir aš jiems ten pravesdavau treniruotės. Ir aš jaučiau, kad man jau tai teikia malonumą. Kad man šiaip iš tikrųjų yra įdomu, kad kai manęs klausosi ir kad jie paskui mato rezultatą. Tai tas, sakyčiau, buvo labiausiai toks kabliukas. Ir tada po Klaipėdos, tik tais kai baigiau profkę, aš išvažiavau į Vokietiją. Ir aš dirbau Vokietijoje paštininku.
aš išnešiau siuntas. Ir mane įmetė į butą gyventi su 3 lietuviais, tai aš su vienu lietuviu gyvenau vienam kambaryje. Ir dar iki šios dienos pamenu, kad šitas bičas, kuris gyveno su manim, jis taip manim patikėjo tai, ką aš darau ir koks aš esu užsivedęs, kad jis gyvenime niekada nesportavęs, pradėjo sportuoti ir mes padarėm per 6 savaitės kosminį rezultatą, aš dar galėčiau užtraukti nuotraukas ir jis pats negalėjo patikėti, bet svarbiausia, kad pokytis vyko pokytis ir per vizualiai, bet taip pat jis, kur rūkė cigaretės, veipus N metų, metė. Alkoholį, kur vartojo taip pat N metų, metė. Pradėjo medituoti, pradėjo atlikinėti įvairiausias kvėpavimo praktikas. Va, dėl jo, kad jis manim patikėjo ir kad aš jaučiau, jo kažkas manim tiki, aš buvau toks, čia bus žiauru. Čia mes dabar padarysim rezultatą. Tik tai žiūrėkit. Ir tada aš po Vokietijos, kai grįžau į Lietuvą, aš nežinau, ką iš tikrųjų reikėtų veikti. Ir tada aš gavau pasiūlymą iš vienos merginos išvykti į Australiją. Aš jos klausiu, ką planuoji veikti gyvenime. Ir jinai sako, šiaip aš planuoju pavasaros išvažiuoti į Australiją studijuoti. Aš toks, rimtai. Sakau, o kokiu dar yra studijų, biškelį apsiklausinėjau ir pasakė, kad yra treniravimo sistemos. Ir aš trukau gal kokį 30 sekundžių nuspręs, kur aš varau toliau. Ir užpildžiau visus dokumentus, viską užsipildžiau ir skridom pavasaros kartu. Gerai, pajudinimo Australiją. Nukeliavai ten studijuoti, kaip pirmi žingsniai. Tai pirmi mėnesiai Australijoje buvo nerealūs, nes mes atvykom, aš turėjau pinigų užsidirbęs ir pirmus mėnesius aš nedirbau. Tai mes tiesiog mėgavomės saulę, smėliu, bet kai pinigai pradėjo baigtis, tada prasidėjo problemos. Nes aš tada pradėjau ieškotis darbo ir aš jaučiau, kad dabar jau laikas. Buvo ypatingai sunku susirasti darbą, ypatingai kai mano anglų kalba nėra aukšto lygio, gal tai pavadinsiu. Mano anglų lygis dar labiau suprastėdavo, kai aš išgirsdavau kaip australas kalba. Nes australas yra, kaip pas mumis Lietuvoje, sakyčiau, galbūt Marijampolietis ir greitakalbis. Yra žiauri kombinacija. Yra per daug. Ir aš labai pasimesdavau, nes aš realiai nesuprasdavau, ką jis kalba. Ir aš tada tiesiog nežinodavau, ką sakyti ir į pokalbius, kiek man teko eiti. Tiesiog sakydavau, kad, sorry. Vėliau prasimušo tą anglų kalbą ir tenais galbūt po kokių 3 mėnesių, galbūt 2 mėnesių ieškojimo ir neturėjimo jokio darbo, aš gavau pasiūlymą nuomoti dviračius. Ir man visai gerai sekęs tas darbas ir pamenu, aš jaučiau, kad man reikia dar vieno darbo, nes nepakankamai moka, aš negalėjau pilnu etatų dirbti. Ir vieną vakarą virš mūsų buvo naktinis klubas. Golkausė skaitėsi tas naktinis klubas pakankamai aukšto lygio. Ir vieną vakarą gal buvo pirmą nakties nusileidžia kažkoks bičiukas ir žiūri tiesiai man į akis. Aš galvoju, ko tu nori? Aš žiūriu jį ir jisai man palinksėjo galvą, aš palinksiu jam ir jis sako, šiaip tu gerai atrodai. Davai, atvaryk čia į viršų, mes tau surasim darbo, jeigu ieškai. Gerai. Tai atvariau, pakilau į viršų, sako, mums reikia tavęs, atrodai toks charizmatiškas, pasitikintis, tai pastatė už barą, davė už barą dirbti. Ir jie davė šiaip gerų pinigų, davė užsidirbti ir aš jausdavau, kad padirbęs ten, aš jaučiu, kad piniginė pildosi, o ne kaip su dviračiais dirbant, kad tu nueini, padirbė, bet vis tiek jauti, kad esi labiau minuse negu pliuse. Ir tada, kol aš dirbau ten, mes visada turėjom apsauginių, kaip ir kiekvienas klubas, ir tie apsauginiai pastebėjo, kad aš sportuoju. Ir jie man sako, mes tau turim darbo. Mums reikia, kad čia prie suvenyrų parduotuvės būtų apsauginis. Gerai, dirbam. Ir tada galiausiai gavosi taip, kad aš turėjau vienu metu 4 ar 5 darbus ir dirbdavau galbūt po kokį 16-17 valandų per dieną, kiekvieną dieną. Ir pasidarė, ypatingai sunku ir aš pradėjau jaus, kad, kažkas yra negerai, nes kiekvieną kartą grįžtant namo, po kiekvienos darbo dienos aš jaučiu, kad aš tiesiog kvestionuoju, ar aš einu gerų keliu, ar aš darau tai, ką aš noriu iš tikrųjų daryti. Ir tada susiskambinau su tokiu vienu bičiuliu, su kuriuo buvau iš pradžių susipažinęs Australijoje, nes jis keliavo aplink Australiją. Ir mes po kokių galbūt 3 mėnesių susiskambinom ir jis manęs klausė, kaip man sekas.
Ir aš sakau, dievai man sekas. Čia yra turbūt blogiausia gyvenimo patirtis. Aš taip sunkiai dirbu, aš taip stengiuosi, bet man visiškai niekas nesigauna. Atrodo, kad aš visiškai nejudu į priekį. Nors tu ir, atrodo, uždirbi, dabar jau daugiau tų pinigų įplaukia į piniginę, nes apie tai svajojai visą tą laikotarpį, kol aš ten buvau, kad aš turėčiau pinigų ir galėčiau bent jau kažkur pakeliauti ir kažką sau leisti. Ir tada jis sako, tai ko tu ten esi? Sako, grįžk čia į Lietuvą, sakau, bet aš neturiu kur. Ir tada sako, aš turiu bičiulį, kuris turi savo sporto salę. Tomas. Ir tada aš Tomui parašiau savo CV, kur ten nebuvo jokia CV. Tiesiog parašiau, kad kokius aš mokymus esu baigęs, kokias va dabar studijas baiginėjau. Ir jisai sako, jo, gali grįžti į Lietuvą, mes čia tavęs laukiam. Aš kitą dieną nusipirkau bilietus ir grįžau į Lietuvą. Ir aš tik tais grįžau į Lietuvą, aš buvau toks, man viskas yra aišku, ką aš toliau turiu daryti. Aš nuo pirmos dienos tik tais grįžau į Lietuvą. Tiksliau, kitą dieną. Aš iš karto pradėjau filmuoti ir kelti Instagramą. Tik tais dar tuo metu aš nežinau, kiek tai reikia daryti, bet aš žinau, kad aš įdėsiu tiek darbo, kiek reikės, kad aš nebegrįšiu ten, kur aš buvau prieš tai. Galimybė pasakyti taip irgi suformuoja, dar net atsiranda, sakyčiau, iš anksčiau, nes tai 4-5 darbai. Kažkurio momentu sakytum, nedarysiu daugiau ir viskas. Čia atsirado galimybė taip, atsirado galimybė taip, atsirado galimybė taip. Ir, žinai, su telefonu suskambinu ir sako, yra kitas žmogus, su kuriuo tu nesi bendravęs. Ir čia yra galimybė ir pasirašyti ir iš karto perskristi pasaulį, man atrodo, reikalauja tokios vidinės galimybės patvirtinti, kad čia yra tas kelias, kurio noriu, bet atsidarė duris, dabar einu pro jas. Trumpam pertraukiam šį pokalbį. Su Gvidu šiandien daug kalbam apie tai, kaip mažais kasdieniais žingsniais žmogus perima savo kūno kontrolę. Lygiai tas pats galioja ir pinigams. Investavimas nėra vienas didelis sprendimas. Tai sistema, kuri kartojasi. Būtent tam ir yra Financial Finance naujienlaiškis. Nemokama. Tai yra vieta, kur be sausos teorijos paprasta kalba atidarom duris į investavimo pasaulį. Nuo ko pradėti, kokias klaidas apeiti ir kaip pinigus paversti įrankiu tavo laisvį. Jei nori žengti pirmą žingsnį, nuorodą prašymę. Užsiprenumeruok ir pamatysi, kad pradžia nėra tokia sudėtinga, kaip atrodo. O dabar grįžkim prie pokalbio. To žinios, kurios dabar atsirado, sakė, 98 buvo įkurtas, čia mes kalbam apie PRI sertifikuotų specialistų planą. Kaip šitas atsirado tavo pasaulyje? Kurioje vietoje čia atsidarė duris? Dar kol buvau Australijoje, aš ieškojau lietuvių, trenerių, iš kurių galėčiau mokytis. Ir tada aš gavau keletą rekomendacijų, kad yra toks Haraldas, kuris gyvena šiek tiek toliau nuo mūsų, nuo Gold Coasto, apie valandą kelio. Aš tik tai sužinau, atsidariau jo Instagramą ir žiūriu, kad yra workshopas paskelbtas. Užsiregistravau į workshopą, nuvykau. Ir viskas, aš nuo pirmo karto, kai pamačiau, ką jis daro, kaip jis tai daro, aš manau, čia yra tai, ką aš darysiu dabar, 100%. Aš jam papasakau, ką man skauda, papasakau, kad mano kaklas yra labai stipriai įsitempęs ir jis davė vieną vienintelę techniką, kuri buvo sujungta per kvėpavimą, per specifinę poziciją, per raumenis, kurių man reikėjo. Skausmą, kurį aš bandžiau sumažinti, nežinau kiek metų, man sumažino realiai kokį 90% per vieną dieną. Ir aš buvau toks, kaip čia iš vis yra įmanoma. Bet aš jaučiau, kad tai yra tai, kas iš tikrųjų veikia, nes tai buvo daroma ne per tradicinę kineziterapiją, ne per tempimo pratimus ar kažkokias aktyvacijas, kurios realiai iš esmės neturi jokio tikslo. Aš supratau, kad tai yra daroma per nervų sistemą ir kad tai iš tikrųjų veikia mano kūną. Ir tada buvau toks, aš darysiu šitą. Aš tikiu tai, ką jis sako, tikiu absoliučiai kiekvienu žodžiu ir tada daugiau pradėjau domėtis apie tai. Bet tada galiausiai vyko lūžis, kad aš supratau, jog PRI technikose kažko trūksta, kažkas yra ne iki galo. Ir tada aš mokiausi pas Conorą, buvau paėmęs nusipirkęs jo 2 kursus pagrindinius biomechanikos ir tuose mokymuose jis kalbėjo apie vieną institutą, Applied Integration Academy. Tai vat būtent su šitu institutu aš supratau, kad čia yra tai, ką aš noriu daryti, nes jau tas Conoras savo praktikoje pradėjo įterpinėti tai, ką daro tas institutas, kokias technikas taiko ir kaip aplamai mato tą žmogaus judėjimą. Ir tada aš tiesiog pradėjau su jais bendradarbiauti ir nuolat vykti pas juos į mokymus į Ameriką. Jie tave priima kaip šeimą, jeigu mato, kad tu iš tikrųjų stengiasi, kad tu iš tikrųjų įdedi pastangų. Ir aš tai pajaučiau. Ir aš toks, dabar aš būsiu čia. Dabar aš būsiu šitoj komandai. Tai
aš netapsiu PRI sertifikuotų specialistų, bet tapsiu pirmasis Lietuvoje Plan Integration Academy komandos nariu. Lietuvoje nėra dar tokio, bet aš tapsiu jo. Ir man nebedaug liko. Dar liko turbūt kokie 6 mokymai ir bus viskas galimai. Grįžkime į tą laikotarpį, grįžai į Lietuvą, sakai, Instagramas. Reikia. Kaposim. Darysim. Dabar atsidarius tavo kanalą, milžiniškas kanalas, labai gerai daromi darbai, labai vizualiai viskas pateikta ir apskritai atrodo, ekspertas socialinės medijos bendrai paėmus. Tikriausiai ne čia pradėjai. Ne. Kaip ta kelionė? Kaip užsivedėjai, kaip apskritai nusprendai, kad šita kelionė ir šitas fokusas yra teisingas, kad vat, būtent šitas būdas, taip sakant, plėsti žinomumą? Šiaip labai geras klausimas, nes pirmiausia, aš net nežinau, nuo kur pradėti. Bet aš žinau, kad aš noriu pradėti, noriu daryti, nes reikia kažką daryti. Tai, vat, pavyzdžiui, Konoras, aš tiesiog dariau tai, ką darė specialistas, kuriam pavyko. Tai jis, Konoras, tuo metu aš, kai tik tais grįžau į Lietuvą, Konoras jau buvo Amerikoje labai užvedęs visą šitą metodiką, vat, būtent per panašius reelsus ir aš galvoju, gerai, Lietuvoje niekas nieko panašaus nedaro, galbūt aš būsiu tas pirmasis. Ir aš tiesiog pradėjau daryti taip, kaip daro Konoras. Nebuvo kažko mano individualaus sugalvota, nes nebuvo jokių minčių, aš esu nauja šitoj sferoje ir aš galvoju, aš padarysiu taip, kaip daro kiti. Ir tiesiog būtent tokiu būdu aš dariau, iki kol pagavau, kaip aš tai noriu daryti, kokiu būdu aš tai noriu pateikti ir kiek kartų per savaitę galbūt tai reikėtų daryti. Tiesiog nusibrėžiau tokias ribas, kas vestų mane toliau į priekį, lyg formulę. Iš tos prizmės, kad tai užima labai didelį valandų kiekį ir galbūt neduoda to rezultato. Ar nebuvo momentų, kur galvojai, gal nereikėtų tokiais greičiais, gal reikėtų peržvelgti šitą situaciją, gal reikėtų sustoti arba, nežinau, į perdegimą galbūt nekeliaujam, bet toks, kad galbūt pauzės apskritai nuo soc medijos reikėtų kažkurio momento. Man patinka, aš nebuvau ne karto per 2 metus, kiek aš čia Lietuvoje esu, ne karto per savaitę įkėlęs mažiau reelsų. Ne kartą. Aš tiesiog esu savo pasakęs, kaip turi būti, kad tu galėtum toliau iš esmės uždirbti pinigus. Nes už viską juk reikia mokėti. Tai man tai neša pinigus ir aš suprantu, kad tai yra būtina, ką aš turiu padaryti. Viskas. Man visas tas procesas, galiausiai aš jaučiu, jog atneša daugiau džiaugsmo. Pradžiai atrodo nesąmonė, tikrai nedarysiu, per daug streso, bet galiausiai aš jaučiu, kad čia yra tai, ką aš noriu daryti. Kur dabar keliauja žmonės pagrindinė? Į konsultacijas, nes labai ribotas laikas, labai ribotas kiekis, kiek gali atkeliauti žmonių. Čia bottleneckas, ar ne? Pagrindinį produktą, kurį aš parduodu, tai šiaip pagrindė eina konsultacija. Aš vedu asmeninės treniruotės, nesupraskit manęs klaidingai, bet aš vedu tik tais asmeninės treniruotės tik tuo atveju, jeigu atvejis yra tikrai įdomus ir tikrai yra vertas dėmesio. Nes noris bet kokiu atveju išmokti kažko daugiau. Nors ir sunku, gėda, nepatogu, bet kažkaip iškomunikuoji, kažkaip sutari ir tada sprendi. Ir tada tu supranti, kad čia buvo mano geriausias priimtas sprendimas pasakyti tam žmogui, kad aš nesuprantu, aš neturiu pakankamai kompetencijos, bet padarysiu aš viską tam, kad aš galėčiau tai išspręsti. Ir tada galiausiai po 5 metų pasižiūri ir galvoji, kad wow, tas žmogus tom, kad tai, kad patikėjo manim, aš dabar esu viduj, esu taip toli nuėjęs į priekį, negu kad buvau prieš 5 metų. Paminėjai institutą, kad pirmas Lietuvoje, planas šitoje vietoje ir sąlyginai netolimas. Ar čia verslo planas? Ar čia plėtros? Ar dar per anksti kalbėti? Aš neturiu jokio plano, jeigu to atvirai. Aš tiesiog darau. Ir tada aš eigoje žiūriu, kaip kas vyksta. Yra tam tikri dalykai, kuriuos aš turiu padaryti. Ir kai tu darai, aš pastebėjau, kad kai aš darau visus šitus dalykus, natūraliai atkeliauja tam tikri pasiūlymai. Ir tada, jeigu mane tenkina tas pasiūlymas, aš tai darau. Su institutu, aišku, būtų labai malonu atvežti į Lietuvą visą šitą metodiką, padaryti galbūt kažkokią mokyklą ir edukuoti būtent tik tais iš tos prizmės. Nežinau, ar aš taip noriu padaryti, bet tikrai būtų labai naudinga. Bet ką aš tikrai noriu padaryti, tai kad į Lietuvą atvežti to instituto specialistus ir padaryti mokymus. Galbūt padaryti Lietuvoje bazę, kurioje jie galėtų nuolat atvykti ir edukuoti mumis. Tą aš tikrai noriu padaryti. Tarp kitko, po naujų metų jie atvyks į Lietuvą. Aš dabar išvykstu į Ameriką, rugsėjo pabaigoje, tenais mėnesį laiko būsiu.
mokysiuos iš jų jau labiau tokių klinikinių atvejų ir tenais mes sutarsim galiausiai paskutinės detalės, kad jie galėtų atvykti į Lietuvą ir Lietuvoje padarytų mokymus osteopatam, treneriam, kineziterapeutam ir kad ta metodika vis nuolat būtų prominama, gal taip pasakysiu. Plistų po pasaulį. Taip. Aš nemėgstu užsiciklinti ties, dabar aš darysiu būtent šitaip, nes tada praeina kokią savaitę laiko, aš nebenoriu šitaip daryti. Tai aš tiesiog leidžiu viskam pabūti ir tada pagal etapą jaučiu, kad dabar jau tam laikas, ką aš galvojau prieš 4 mėnesius, kad būtų visai nice, dabar jau laikas tai padaryti, nes jaučiu, kad yra laikas padaryti. Pajudinkim truputį iš tos pusės, kad mokinimasis atsirado tavo pasaulyje kažkuriuo momentu truputį vėliau, jeigu aš teisingai girdžiu. Nes edukacijos, tas imlumas edukacijai dabar yra nežmoniškas. Ar čia nuo mažens šitas dalykas buvo? Aš mokykloje. Kada tai atsirado? Tie, kas mane pažįsta iš Mažeikių, kai aš jau į Kalnėnų mokyklą, žino, kad aš buvau pats blogiausias mokinys. Visi žino, kad aš nesimokiau, čia buvo tiesiog etiketė priklijuota. Kad aš nei gerai mokydavaus, nei aš gerus pažymius gaudavau, nei aš būdavau drausmingas. Aš man atrodo, gal kokios 5 klasės iki pat 10 klasės vaikščiodavau su drausmės knygelė, kur man po kiekvienos pamokos turėdavo parašyti pažymį, kiek aš būdavau geras pačioje pamokoje. Kiek aš būdavau drausmingas. Akivaizdu, kad aš nebuvau pats pavyzdingiausias mokinys, bet man ir nebūdavo įdomu. Aš tiesiog ateidavau ir aš toks, gerai, aš pabūsiu čia, nes reikia pabūti. Kai aš pradėjau daryti tai, ką aš dabar darau, aš supratau, kiek aš turiu daug meilės pačiai edukacijai. Jeigu tik tai yra daroma, tai kas iš tikrųjų patinka. Kur lūžis atsirado? Kada pamatai, kad tai tave iš tiesų veža? Sakyčiau, lūžis buvo tada, kai grįžau į Lietuvą iš Australijos. Aš supratau, kad aš privalau save edukuoti, nes jeigu aš noriu spręsti sudėtingus atvejus, jeigu aš noriu būti tas specialistas, pas kurį siūs kiti specialistai, tuos klientus, kuriems nepavyko padėti, tai reiškia pakankamai sudėtingi atvejai, aš turiu save edukuoti, aš turiu nuolat vykti į mokymus, bendrauti su labai aukšto lygio specialistais, kad aš galėčiau irgi toks pat būti. Tai aš, iš esmės, visus pinigus, kuriuos aš uždirbu, aš iš karto dedu į kiaulę taupyklę, taupau, tada išvykstu į kokią Ameriką mėnesį laiko, tada vėl grįžtu su visa ta nauja informacija, mokaus, taupau ir vėl į kitą kelionę. Aš nežinau, kiek šitas ciklas tęsis, bet ateinančius dar turbūt kokius 3-4 metus, tai 100%. Teisingai girdžiu, kad tu esi tam tikro režimo žmogus. Mhm. Ar dienos panašios ar nepanašios? Visos panašios. Kaip atrodo tobula diena? Tobula diena? Gvido tobula diena. Tai anksti atsikelt, būtinai anksti atsikelti, nes aš tada jaučiu, kad labiausiai esu produktyvus. Tai maždaug gal, sakyčiau, tarp 4-5. Atsikeli tame tarpe, tada pasidarai kavos, atsidarai kompiuterį, pasimokai. Bet pasimokai tokios geros informacijos. Kartais būna, kur atsidarai, mokais ir toks, ką aš čia darau? Bet geros, kur jauti, kad dabar aš tai pritaikysiu. Šiandien aš tai pritaikysiu ir galimai padės. Tada nueiti į darbą, tai pritaikyti, apturėti galbūt kokias 4, max 5 treniruotės, tada grįžti namo, pasidaryti skaniai valgyti, pasijungti savo TV show, kurį aš visada žiūriu per YouTube, mano mėgstamiausias, išeiti galbūt pasivaikščiot, grįžti namo, atlikti galbūt kvėpavimo praktikų, meditacijos galbūt, ir tada po truputį ruoštis miegoti. Tai yra absoliučiai nieko įspūdingo. Man visa pati diena, ką jinai man sukuria daugiau tokio ramybės jausmo, tokio aiškumo jausmo, kad aš darau kažką tokio, kas mane veda į priekį, kas man leidžia vis dar būti savimi, būti geresniu savimi. Tai būtent tokia mano rutina leidžia taip jausis. Jeigu neklystu, 23. Mhm. Vakarėliai nelabai egzistuoja kaip pasirinkimas. Miegas anksti, anksti į lovą, anksti keliuosi, režimas, darbavimasis, meditacijos. Kažkur skaičiau net ir tylos stovykla, jeigu neklystu šioje vietoje. Truputį nestandartiškai nuo 23 metų. Paimk tą tarpą nuo 20 iki 25. Ar dažnai tenka pamatyti tą tokį bendramžių kitą pasaulį?
Aš manau, kad aš jau praėjau tą etapą. Aš manau, kai tu gyveni provincijoje, tu anksti pradedi ir rūkyti, ir vartoti alkoholį, pradedi viską ženkliai anksčiau daryti, negu turbūt reikėtų. Iki 18 viską meti. Ir tada tu jau maždaug 18 metų viską meti. Teisingai. Bet aš viską mečiau, būdamas, kai tik tais grįžau į Lietuvą. Aš tada supratau, kad kad tai, ką aš dabar čia darysiu, yra iš tikrųjų, apie ką aš galvojau daug metų. Ir aš nenoriu absoliučiai jokių pašalinių veiksnių, kas gali turėti įtakos mano rezultatui. Kai mes su draugais nuvarydavom į kokius vakarėlius, į kokius rimtus tūsus, aš visada jausdavau, kad aš darau ne tai, ką aš iš tikrųjų norėčiau daryti. Absoliučiai per kiekvieną vakarėlį. Man visada galvoje sukdavos mintis, kad mes vėl darom tą patį. Kodėl aš čia esu? Ką aš čia darau? Galėčiau veikti kažką kitą. Ir tada, bet aš neturiu daugiau ką veikti. Ir tada tu vėl dar lygiai tą patį. Tai aš manau, kad visas tas režimas, kurį tu įvardini, yra tik tais dėl to, nes aš žinau, ką aš noriu veikti. Aš žinau, kur aš noriu būti. Man yra aišku. Ar yra kažkokia kaina, kurią iš savo pusės įvertintum šito gyvenimo būdą? Man taip patinka daryti tai, ką aš darau. Iš tikrųjų, aš taip mėgaujuos, man patinka nuolatos vykti. Man šiaip keliauti nepatinka. Nebent į mokymus. Nebent į mokymus. Ir man taip patinka važiuoti į tos mokymus. Man taip patinka gauti visą tą grąžą iš tų mokymų, pasikrauti tos teigiamos energijos ir tada čia parsivežti. Ir tada gyventi su visa šita emocija. Man patinka atsikelti anksti ryte, filmuoti tos reelsus, iki kol jauti, kad iškepa smegenis, iki kol jauti, kad negali nei vieno žodžio pratarti. Man patinka, kad aš jaučiuosi vertintas, kad žmonės mato, kiek aš daug pastangų įdedu ir jie tai pasako. Klientai, kurie atvyksta į konsultacijas, žiūriu tavo video ir aš matau, kad kai vedu konsultaciją, aš sakau, gerai, tai čia dubuo, čia šonkauliai, čia diafragma, čia galbūt galinė šlaunų dalis, čia didysis pėdos pirštas, liežuvis. Aš žinojau šitą. Sako, nes aš žiūriu visus tavo video ir aš tuom tikiu, ką tu čia darai. Ir tada aš duodu pratimus, viskas čia gerai. Ir tada mes po 3 savaičių susirašom, nieko nebeskauda. Aš toks, kas gali būti geriau? Tu įdedi tiek daug darbo ir tu visur esi pastebėtas, esi įvertintas. Kaip prieš tai, kai aš gyvenau gyvenimą prieš tai, tavęs nei mato, nei tu esi įvertintas, nei tu esi iš tikrųjų svarbus. Aš taip tiesiog jausdavausi visada, kad aš nesu labai reikalingas tai, ką aš dariau prieš tai. Bet dabar aš jaučiuosi, kad tas sunkus darbas tikrai atsiperka. Ar yra kažkas, kur jauti, kad iš kažkur specifiškai pas tavį yra tas ryžtas daryti? Iš grąžos, kurią aš gaunu. Iš to ir kyla ryžtas, kad aš jaučiu, jog aš esu įvertintas, jog esu pastebėtas, todėl man tai natūraliai, aš reaguoju, darom daugiau, padarom dar kažką, čia bus dar geriau. Ir natūraliai taip darbai dėliojas. Gerai, noriu truputį pajudinti tos praktikos klausytojai. Kažką tokio apčiuopiamo, kur pasimylį matom labai daug problemų, šitą neimsim, bet paimkim paprastą žmogų, kuris galbūt nėra... Nežinau, kaip statistika šioje vietoje šviečiasi, bet galbūt nėra super atkakliai vaikštantis į sporto salę. Nebūtinai surenka tos pačius 10 000 žingsniukų kiekvieną dieną. Bet gyvena standartinį, tipinį gyvenimą ir atrodo, norėtųsi tokių poros įžvalgų, į ką galbūt atkreipti daugiau dėmesio, kas dažniausiai yra visiškai nurašoma. Tai jeigu mes turim tokią situaciją, tai čia net nėra verta veltis į detalės. Pirmiausia, tada tiesiog pradėkim sportuoti. Pradėkim sportą, padaryti tą veiklą, kuri tave pradeda galbūt vesti labiau į priekį. Sutvarkykim mitybą. Dažniausiai susitvarkykim miegą. Sutvarkykim visus veiksnius, kurie gali turėti įtakos tavo bendrai savijautai. Ir tada pasižiūrėkim, kaip tu jausies. Kaip teisingai pradėti? Nes... Nėra tokio teisingai. Tiesiog pradėk. Tiesiog reikia pradėti daryti. Čia yra turbūt paprasčiausia formulė. Gali neturėti absoliučiai, atsiprašau, kad pertraukiau, gali neturėti absoliučiai jokio plano. Bet jeigu tu tiesiog pradėsi daryti, dalykai tiesiog pradės automatiškai dėliotis. O jeigu nesidėlios, vadinasi, taip turi būti, bet nenustok daryti. Elementaru. Ar yra žmonės, kurie, tobulai balansuoti? Ne, nei vieno. Visi turim tų disbalansų. Ką aš galėčiau nuėjęs į sporto salę
daryti, kad aš savęs tikrai nežaločiau. Susiras trenerį. ir ne tą, kuris viską žino. Ne. Reikia to, kuris, gal kaip nors pavyks padėti. Kuris dega nori mokytis. Super. Ir kuris gali pripažinti, kad nežino. Pajudinkim truputį tokias galbūt situacijas, kur dauguma žiūrovų tikriausiai papuola šioje vietoje. 6-8 valandos per dieną prie kompiuterio, tikriausiai tokioje tyra ekspozicijoje. Ar yra kažkas, ką galbūt tokio paprasto galėtų žmogus padaryti, kad atpalaiduotų jo dabartinę situaciją? Tai yra 3 žingsniai. Tai pirmas žingsnis yra atsidaryti Instagramą, parašyti Gciplinskas. Tai nuorodas įdėsim. Ir tenais yra tiek daug pratimų, tiek daug naudingos informacijos, kuri gali jums padėti sumažinti tas įtampas, kurias jūs jaučiat po dienos. Tavo srityje, aš spėju, tenka susidurti su specialistais, kurie yra abejotini, pats įvardina irgi, taip sakant. Koks yra toks red flagas, kad žmogus, be to, kad jis viską žino, bet ar yra koks kitas red flagas, kur tu žinai, kad specialistas galbūt yra, nebūtinai specialistas? Tai mes kalbam apie skausmų sprendimą, apie asimetriją, laikyseną ir taip toliau. Apie visus šitus. Taip. Apie tai, ką aš darau, ne? Teisingai. Red flagas būtų tada, kai specialistas nežiūri į tai holistiškai, čia pirmiausia. Tai reiškia, kad jeigu mes turim prastą laikyseną, vadinasi, stiprinam raumenis, vadinasi, ištempiam krūtinės raumenis ir sustiprinam nugaros raumenis. Kur, aš su tom nesutinku. Su kuom aš, pavyzdžiui, sutinku, kai mes turim prastą laikyseną, dažniausiai čia priekinio šonkaulių dalis pasidaro labai nemobili, jinai negali tinkamai plėstis. Ir tada, kuo mažiau čia darosi mobilu, tuo yra labiau linkę šitai plėstis į apačią. Ir tada visi raumenys aplinkui seka šitą šonkaulių poziciją. Tai reiškia, kad nuo kaulų padėties priklauso raumenų padėtis. Vadinasi, pirmoji vietoje net neina kalba apie raumenis, pirmoji vietoje eina apie poziciją, kurią mes turim atkurti. Pavyzdžiui, šiuo atveju šonkaulius. Mes turim įkvėpti juos, atkurti tą mobilumą tam, kad visas raumenynas galėtų atsipalaiduoti ir mus pastatyti labiau čia. Ir tada pradėti stiprinti tuos raumenis, kurie mus laikytų toj pozicijoje. Bet jeigu mes pirmiausia kalbam tik tais apie raumenis, nežinau, ar tai ves toli. Pajudinkim truputį sportą. Kiek pats sportuoji per savaitę? Dabar sportuoju 4 kartus per savaitę. Dabar apie valandą laiko sportuoju. Šiaip, paskutiniu metu aš jaučiu, kad yra atsigavus ta mano ugnelė sportui. Kurios aš nejaučiau, nežinau, turbūt paskutinius kokius metus laiko. Geras jausmas? Labai geras jausmas. Tai ir tos treniruotės, tada tu nori jas... Tu nori pasidaryti gerą treniruotę, nori pasidaryti kokybišką treniruotę. Ypatingai šiuo metu aš ruošiuosi, mes su komanda, kaip ir minėjau prieš tai, kai turėjom pokalbį, kad lipsim į Zakopanę ir mes eisim tokiu treku, kuris yra šiaip pakankamai sudėtingas. Ten reikalauja pasiruošimą. Ir mano pagrindinis sportas įprastai būdavo susietas tiesiog pačioj sporto salėje, kelti svorius, bet dabar dar papildomai pridėjau daugiau kardio, kurios aš šiaip ne visada darydavau. Ir jaučiu, kad žinai tą jausmą, kad kai tu padarai gerą treniruotę, išeini ir toks galvoju, žiauriai gerai jaučiuosi. Ir aš šito jausmą neturėjau galbūt, jau ilgą laiką. Ir dabar, kai pradėjau įterpinėti tas treniruotės papildomai kardio, aš jaučiu, kad aš gaunu tą jausmą, kurį gaudau pirmaisiais metais. Tai jaučiu, kad tai atkuria, atrodo, iš naujo tokią meilę sportui. Jeigu mes imam vidutinį žmogų, kuris ir darbuojasi, taip sakant, veiklos daug į sporto salę, kas yra pakankamas kiekis per savaitę nukeliauti, jeigu taip laiko interpais paimtume? Priklauso nuo tikslo. Palaikyti fizinį pasiruošimą. Nesakom tobulėti nes aš, jeigu teisingai suprantu, tavo kalnų kopimas čia nėra tas haikinimas, kur pasivaikščioti su lasdom. Čia tas, kur jau su karabinais varinėjai ir šarmais. Ja, šiek tiek rimčiau. Nėra ypatingai ten rimta, bet reikia pasiruošimo. Kiek laiko? Aš sakyčiau, gal šiaip mano visi klientai, su kuriais aš dirbu, mes sportuojam 2 kartus per savaitę, bet 2 kartus per savaitę po 1 valandą jėgos treniruočių, bet papildomai mes prijungiam kiekvieną dieną po galbūt 10-15 minučių namų darbų, kurie taip pat padeda pastatyti tą kūną į geresnę poziciją, sumažina raumenų disbalansus ir leidžia visą procesą padaryti ženkliai stabilesnį. 16-mečiai arba 17-mečiai mažeikiuose, kuris galvoja, čia nieko nebus, čia, žinai, pasaulis labai mažas. Be motyvacinių šūkių, kokie 3 žingsniai, kaip judėti į priekį? Draugų ratas. Žmonės, kurie supa tave aplinkui, yra ypatingai svarbu. Labai daug kas priklausys nuo to, kokius tu pasirinkimus pasirinksi.
Tai čia yra pirmas dalykas, ką aš būtinai susižiūrėčiau. Užsirašyčiau būtinai sporto salę, kas kartu jau yra po vienu stogu susižiūrėti mitybą, susižiūrėti miegą, susižiūrėti veiksnius, kurie gali turėti įtakos tavo bendrai savijautai. Ir aš sakyčiau pradėti medituoti, kas gali sukurti daugiau aiškumo dienos eigoje, nes tu suvoki, kad jeigu tu gali sustoti, pabūti su viskom, ką tu jauti ir nebandai to nustumti į šoną, dienos eigoje tavo protas, čia iš savo asmeninės patirties kalbu, mano protas yra ženkliai aiškesnis, ramesnis, todėl aš galiu priimti ženkliai geresnius sprendimus, kas natūraliai ilgalaikėje perspektyvoje veda prie ženkliai geresnių rezultatų. Kai protas yra visiškai sujauktas ir tu galvoji apie vieną, galvoji apie kitą ir nuolat mėtai šitaip, veda prie perdegimo tiesiogiai. Jei galėtum kiekvienam Lietuvos žmogui įrašyti į galvą vieną sakinį apie jo kūną. Kažkokiu būdu mes turim tą transliaciją, iškeliauja ir įsirašo kiekvienam žmogui. Ką perduotum? Pradėtų sureikšminti sportą. Ką aš turiu tom omeny, kad nežiūrėtų į tai pro pirštus ir negalvotų, kad aš atvyksiu į sporto salę ir dabar pats individualiai pradėsiu sportuoti ir galbūt aš geriau pradėsiu jaustis, galbūt mano skausmai, kuriuos aš jaučiu, viskas išsispręs, nes dažniausiai tam reikia specialisto. Juk kai tu turi galbūt kažkokių problemų su savo dantim, juk vyksti pas odontologą, kad tau jis padėtų sutvarkyti, juk netvarkai pats. Su sportu yra lygiai tas pats. Todėl pradėti žiūrėti į tai ne pro pirštus ir į tai investuoti, nes jeigu tai yra geras specialistas, tai iš esmės gali tau pakeisti tavo gyvenimą, nes sutvarko tavo energijos lygius, pasitikėjimą savim, įveda disciplinos tavo gyvenime. Ir tai yra iš esmės tik tiek, kad mes galėtume geriau pradėti jaustis. Yra dar, aišku, begalė kitų dalykų, ką geras specialistas tau gali duoti ilgalaikį perspektyvai. Gerai, Gvidai, su tavim begalė klausimų, man dar visą laiką tikriausiai įdomi ta pinigų istorija ir tie pokyčiai ir atsiradus Vokietija ir paštininkas, bet aptarsim, man rodas, dar ir ateityje, pasižiūrėjus, kaip ta veikla vystosi toliau Lietuvoje, tai labai ačiū, kad sutikai pabendrauti už tą analizę, su kuria man reikia eiti sprendimų ieškoti. Ir taip, visas nuorodas pas Gvidą paliksime, žinoma, aprašyme, į Instagram, aš manau, privalomai visiems reikėtų nukeliauti, nes tenais tikriausiai vienas didžiausių turinio kūrėjų iš būtent šitos sferos, kur, aš nelabai esu matęs tokių edukacinių su vizualais epizodų, kur gali pats pamatyti, ką galbūt darai ir kaip galėtum savo pagelbėti tose mini situacijose. Užsukit, pasižiūrėkit, pafollowinkit, o mes su visais susiksim sekančiame epizode.